Šį kartą linkėjimai jums iš Clevelando. Seriją sužinosite, dėl LeBronas Jamesas veržėsi į Lietuvą. Pamatysite rungtynių ištraukas iš Rūbinės, apie LeBrono meilę Žydrūnui Ilgauskui. Kaip manai, kas yra dabar pasaulyje geriausias krepšininkas? LeBronas. Vien žodžiu, viskas bus gerai. Matom, šita serija skirta karaliui LeBronui Jamesui. Niekam nepaslaptis, kad vienas didžiausių NBA šoumenų tai LeBronas Jamesas. Kaip pasakoja vienas žurnalistas, kad tai yra viena iš tų pinigų mašinų, kuri neša NBA didžiulę naudą. Nes jeigu žaidžia tam tikros komandos, tarkim, outsiderių NBA, tai susirenka sakykim 4-5 tūkstančių žmonių ir 20 tūkstančių pradeda. Kai jie atvažiuoja, atskrenda žaisti Clevelandas LeBroną, tai susirenka pilna arena, visi bilietai būna išparduoti. Taigi patys galite suprasti, kokia vertė NBA yra būtent LeBrono vardo. That goddamn Jack Atlanta smile. God damn. Look at it. Oh, what the fuck? What if you never been places you needed to go? What if you get there and learn them as you go? What if is the question? What if? Rome is burning, baby. Neplanuoji savo gerą draugą LeBroną atvežti į Lietuvą, kada parodyti? Atvešim. Pažiūrėjau, dabar jis užsiėmęs visą laiką, visą vasarom, bet kaip bus daugiau laiko ir jis pats nori atvažiuoti, pažiūrėti, ir Europoje daug yra nebuvęs. Well, you know, one of the lasting memories from when they went to the finals was after they won the Eastern Conference Championship, LeBron went right to Z and hugged him, and that was very symbolic. LeBrono batai, matai. Užsidėjau, galvojau, gal aukščiau šokinėsiu, bet neišėjo. He's always going, keeps everybody loose and entertained, so it's fun. Number 10, Philadelphia / Number Smith / Mamba Kobe. Right. That's Brian though, that's who he is, man. Laughing and joking, and he just loves having a great time. Thanks, Nicole. The Prize Patrol is back again, hitting up the loudest fans in sections 231, 126, and club level 127. Have a good time. Buvo pabandyti iš LeBrono Jameso gauti interviu, nes žurnalistų laikas griežtai reglamentuotas, LeBronas nekalba rytais, tai po varžybų ir vakarinių treniruočių tam tikrų nustatytų laikų, kai visas žurnalistų dėmesys skiriamas tik tai jams, antras pagal populiarumą ir netgi gavo žurnalistų apdovanojimą kaip labai bendraujantys su žurnalistais, tai Žydrūnas Ilgauskas. Tai va. Buvo pakankamai turbūt įžūlu iš mano pusės, bet man labai reikėjo interviu, taigi pabandžiau gauti. Galite pažiūrėti, kaip atrodė. Galvojau, kad mane kur nors pasiūs toli, bet nieko, mandagiai atsisakė duoti interviu ir tiek. But I know my flow got you under pressure. You already know that the flow is extra. Stand right here so the gloves can catch you. If you want to take a picture with money, then stand right here. You see all eyes is on a man right here. Us hooking up is the plan, I swear. You ain't got to dance, you can stand right there. Nice hit. Excuse me, LeBron. Is it possible for you to talk now? Right now? No, I'm stretching right now, man. Definitely what they were waiting for. At least a certain
Lebroną pakalbinti trumpai. Išpešiau linkėjimų jums, lietuvaičiai. Ką, mažiau kalbų, daugiau vaizdų. How could you describe Z? Z is great, man. Z's a great basketball player, but more than that, he's a great person to be around. He's been here ever since I got in the league, man. To see what he's been able to do since he was drafted in 1996 has been unbelievable, man. And, I love him as a teammate. Do you remember playing in Macau with Lithuanian team? Yeah, I do remember, but Z didn't play though. Yeah, I know. Well, can you describe those guys you were playing against? Well, it was a while ago, man. So I don't kind of recall the game, but they got a good national team. Okay. Can you say some greetings? Okay, the last one. Sorry. Can you send some greetings for Lithuanian basketball fans? Because they are crazy about you. Well, I think they have a lot of great guys out there playing the game of basketball. Linus Kleiser, Darius Sangalia, Jonas Ilgauskas, Sharunas Jasikaviches. They got some great guys that's inspired young athletes to become really good in Lithuania. But I just want to tell everybody to continue to get better and don't let nobody take your dream away from you. Thank you so much. What do you think about LeBron James? That guy is fantastic. He's very great. Everybody's nowadays talking about the LeBron's like they compare him Jordan or maybe Michael Johnson. Those big guys. I mean the world great basketball team. I mean, guys. So he's a great guy. Yeah. Can you say some greetings from Cleveland for Lithuanian basketball fans? Hi everybody. I wish you good luck. I'm winning champion. Promise me you're gonna win champion this year NBA. I'll promise they're gonna win this year. Champion. Cool, okay, thanks man. Thank you. Tam kartu tiek. Kitose serijose papasakosiu apie lietuvaičius NBA. Liną Kleizą, Darių Songailą ir Žydrūną Ilgauską. Tai žiūrėsi kaip Lenkija Chebra triuškinsi visus, ne? Tai žiūrėsim, aišku žiūrėsim. Sieksim. Bet koks klausimas? Šių mano kelionių tikslas tai nufotografuoti visus žymiausius Lietuvos krepšininkus šiuo metu žaidžiančius visame pasaulyje. Taigi aplankiau Rusiją, Italiją, Graikiją, Ispaniją. Na ir mano svajonė buvo fotografuoti NBA. Aplankiau Liną Kleizą, Darių Songailą, Žydrūną Ilgauską. Visos pačios įdomiausios ir įspūdingiausios nuotraukos atsidurs krepšinio fotografijų albume. Krepšinio širdis bus išleistas lietuvių ir anglų kalba. Tikiuosi patiks.